Per 20 knygų įvairiomis kalbomis išleidęs visuomenės veikėjas, akademikas, o dabar ir politikas Leonidas Donskis neseniai pristatė naujausią savo darbą – knygą 99 Baltijos istorijos. O kurios knygos pačiam filosofui teikia skaitymo malonumą? Tai mylimos knygos yra tos, kurias norisi kasmet skaityti. Nesvarbu, kiek kartų tu būtum skaitęs, bet tu jas gali nuolat ir nuolat skaityti. Mano didžioji knyga, mylimoji knyga, matyt mano viso gyvenimo meilė knygų tarpe, yra Migelio Cervanteso Don Kichotas. Tai yra be galo išmintinga, tauri, graži knyga ir aš ją nuolat skaitau. Ir skaitau ne tik lietuvių kalba, bet ir kitom man prieinamom kalbom. Anglų, rusų, ispanų moku prastai, bet su žodynu skaitau ir ispaniškai. Nuostabi knyga, kurią galiu nuolat skaityti, yra Jonathano Swifto Guliverio kelionės. Yra taip pat be galo išmintinga, gili, nuostabi knyga. Mano mylima knyga taip pat yra prancūzų rašytojo Aleno René Lesažo Šlubas velnias. Pasakyti, kurios iš perskaitytų knygų Leonidui Donskiui darė didžiausią įspūdį nelengva. Todėl eseistas ir filosofas išskyrė dar keletą šiuolaikinės literatūros knygų. Labai myliu Michailo Bulgakovo Meistrą ir Margaritą. Tai yra mano mylimas romanas. Labai. Myliu Kunderą, Nepakeliama būties lengvybė ir užmaršties ir juoko ir užmaršties knyga yra mano mylimų knygų tarpe. Turbūt galėčiau kai ką skaityti nuolatos. Mano labai mylimas rašytojas yra Nobelio premijos laureatas, rašytojas, kurį sunku net pavadinti kitai kaip žydų rašytojų. Jisai gimė Lenkijoje, mirė Jungtinėse Amerikos valstijose ir visą gyvenimą rašė gimtąją jidiš kalba. Tai genialus rašytojas Isakas Baševis Singeris. Tai Singerio gal ne tiek romanus, lietuviškai yra Vergas, jo romanas, verstas į lietuvių kalbą, bet ypatingai jo apsakymus, jo noveles galėčiau skaityti nuolatos. Gera literatūra to ypatinga yra, kad jos niekada negali skaityti vieną arba du kartus. Kiekvienu savo brandos laikotarpiu tu prie tos literatūros grįžti ir žvelgi ją kaip į gyvenimo veidrodį.